Žmonės į terapeutus dėl perfekcionizmo nesikreipia. Į terapiją jie ateina su visai kitomis problemomis, vis didėjančių nerimo, panikos atakomis, įtampą keliančių norų viską sukontroliuoti, nesugebėjimu pradėti suplanuotų darbų, siekti tikslų, pradėti kažką naujo, išsirinkti partnerį ar kurti šeimą ir apskritai nesugebėjimu niekuo džiaugtis arba atsiradusią depresiją, perdegimu, apatiją. Ir tik konsultacijų metu išeinama į perfekcionizmą kaip pagrindinę šių sunkumų ar sutrikimų priežastį. Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Perfekcionizmas nėra sutrikimas, bet jis gali tapti sutrikimų priežastimi. Tai išmoktas elgesio modelis arba, kitaip sakant, būdas gyventi šiame pasaulyje, siekiant visame kame būti tobulu, idealiu, taip kompensuojant giliai viduje įsitvirtinusi tikėjimą, kad jis yra kažkoks nevykęs, nepakankamas, dėl to nemylimas ir nepriimamas. Todėl norėdamas būti svarbiu, mylimu, įvertintų, jis turi užsitarnauti kitų dėmesį, siekdamas nerealių, nepaprastų rezultatų. Nepasiekus tos aukštos kartelės, jis tampa niekuo, nevykėliu, apsišaukėliu, nes perfekcionistas mato tik dvi spalvas - juodą arba baltą, ir turi tik du pasirinkimus - būti gyvenime tobulu arba niekuo, siekti idealaus rezultato arba nieko nedaryti. O gyvenimą įtampoje dėl galimos nesėkmės, klaidos sustiprina nepakeliamas gėdos jausmas, nes nepasiekus to idealaus įsivaizduojamo rezultato, perfekcionistas pats savo atrodo tapęs nieko vertas ir žinoma įsivaizduoja, kad ir kiti jį tokiu mato. O kaip tampame perfekcionistais? Aš labai pritariu Antuano de Saint-Exupéry frazei: visi mes kilę iš vaikystės. Tad ir šis elgesio modelis susiformavo ir įsitvirtino jau tada vaikystėje. O vėliau, keliaudami gyvenimu, jį kaskart vis įtvirtinome ir perkėlėme į naujas sritis. Mokyklą keitė studijos, darbas, vaikystės draugus, nauji draugai, kolegos, kaimynai, šeima. O tas iš vaikystės atsineštas elgesio modelis vis įtvirtinamas naujose ir naujose sritise. Kas tokio labai sunkaus slypi perfekcionisto viduje? Žmonės su pažeista saviverte, užaugę kritiškoje, nuvertinančioje, per didelius lūkesčius ir atsakomybės užkrovusioje šeimoje, kurioje jis buvo vertinimas tik už aukščiausius rezultatus. Liko vienintelis pasirinkimas, norint būti matomu, mylimu, vertinamu, viską atlikti tobulai, nes tik taip gali būti vertas dėmesio ir meilės. Už viso to slypi begalinis gėdos jausmas, būti nepriimtu, nepritampančiu, kitokiu, kažkokiu netobulu. Žinoma, su laiku tokios įtampos atlaikyti nebesugebama ir pradedama stabdyti save nuo naujų tikslų, svajonių, pasirinkimų. Aš labai dažnai kartoju savo klientams: jūs atėjote į šį pasaulį ne tam, kad nugyventumėte savo gyvenimą tobulai. Gyvenate, kad jaustumėte gyvenimą, mėgautumėtės, būtumėte smalsūs, spontaniški, kūrybiški, kad klystumėt ir augintumėt save su kiekviena klaida. Klaida ar kažkas, kas nepasisekė taip, kaip tikėjotės, nepadarė jūsų pačių klaida. Jūs ir su ta klaida esate vertingas, jūs nesubyrėjote, jūs tebeturite viską,
ką iki šiol turėjote. Tas pačias puikias charakterio savybės, žinias, vertybės, kompetencijas. Visa tai niekur nedingo. Todėl sakau, sustokime ir pasimokykime tvarkytis su savo perfekcionizmu, kad jis taptų mums padedančių draugų, o ne gyvenimą atimančių užkariautojumi. Ir žinokit, tai iš tikrųjų įmanoma. Tai padeda mano klientams, tai padės ir jums. Daugiau apie mokymus, o taip pat kaip atskirti, kas yra perfekcionizmas, o kas sveikas tobulėjimas, komentaruose. Pasitikrinkite. Iki pasimatymo.